Pasistačius svajonių namus, įsigijus butą, laukia pats įdomiausias ir ko gero daugiausia fantazijos reikalaujantis procesas – interjero kūrimas. Specialistų teiraujamės, ar ši kūrybinė terpė gali būti nuspėjama, kitaip tariant, ar joje galima įžvelgti tam tikras tendencijas. Nors kiekvienas interjeras yra kuriamas pagal kiekvieno poreikį ir supratimą, tačiau tam tikras tendencijas tikrai galima pastebėti. Galima būtų išskirti, tarkim, pirmoji pradžiai biuro interjerą, kur svarbiausia, kuriant biuro interjerą, yra svarbiausia tvarka ir patogi darbo aplinka, kad būtų švaru, sterilu. Todėl šiam stiliui labiausiai tinka pastelinės, ramios spalvos. Asortimente turime skryno audinį, kuris neužtamsina lango, tačiau pridengia nuo nereikalingų saulės spindulių, todėl yra patogu dirbti kompiuteriu ir neuždengia išorinio vaizdo, todėl puikiai viską galite matyti, kas vyksta pro langą. Paskui asortimente labai populiarus ir biurų pamėgtas Glasgard audinys, kuris vasaros metu apsaugo biurą nuo saulės šviesos ir šilumos, o žiemą tiesiog sulaiko šilumą, neišleidžia jos į lauką. Darbinės aplinkos interjere išties galime įžvelgti tendencingumą. Ar tą patį galima pasakyti apie namus? Ar šią saugią oazę, kurioje taisyklės kuriame patys, galime įsprausti į interjero kūrimo rėmus? Kuriant namų stilių, namų interjerą, dažniausiai nustebiname net patys save. Tačiau yra tokių žmonių, kurie renkasi laiko patikrintą ir ramų interjero stilių. Detalės nepasižymi spalvingais raštais, ar audiniai nėra ypač ryškus. Lietuviai ypač pastebėjom, kad pamėgo populiarėjantį labai skandinavišką stilių, kuris pasižymi rausvais, žalsvais, gelsvais atspalviais, pasitaiko baltų, juodų, medžio detalių. Labai populiarėja medinės žaliuzės. Turime tikrai labai plačią spalvų palečių gamą, iš kurių galima išsirinkti kokį medį jūs norite, priderinus prie grindų, baldų ar net lubų spalvos. Medis yra klasikinė medžiaga, nesenstanti, todėl interjere tikrai pritaikysite pagal savo poreikį. Jeigu plačiau kalbėtume apie roletinius audinius, galime pasiūlyti blizgius, kurie tikrai nėra ypač blizgus, tačiau namams suteikia šarmo ir puošnumo. Vienspalviai audiniai taip pat labai populiarūs ir būtent būdingi skandinaviškam stiliui. Roletiniai audiniai su baltomis, juodomis medžio detalėmis. Peršviečiami audiniai, bei ypatingų raštų, natūralios tekstūros. Taip pat labai suteikia namam jaukumo ir natūralumo. Na, o jei esate alergiški monotonijai, mėgstate eksperimentuoti, leiskite fantazijai plaukti, nevaržydami savo polėkio. Šiuolaikiniai pokyčių nebijantys žmonės ieško įvairių sprendimų, kaip būti išskirtiniams. Ir nebijo nei kažkokių margų labai raštų ar ryškių spalvų. Renkasi tarp geometrinių figūrų, miesto vaizdų, kažkokių įmantrių ornamentų. Tačiau visada reikia prisiminti, kad įsirenginėjant namus, interjeras atskleidžia jūs patį. Ir todėl nereikėtų vaikytis kažkokių madų, o tiesiog žiūrėti, kas jums yra tuo metu patraukliausia ir aktualiausia, kuriant namų interjerą. Vis tik, ką patartų profesionalai tiems, kurie būtent šiuo metu kuria savo poilsio, laimės ir šilumos oazę? Manome, kad aktualiausia yra tikrai nesivaikyti šios dienos madų, o stengtis suprasti, ko nori pats ir kokie jūsų yra namai, kadangi interjeras atskleidžia jūsų vidinį pasaulį ir svarbiausia, kad jums būtų tose namuose patogu ir malonu gyventi.